Pamenat šį mano vaizdo įrašą apie Vygantą Valmą? Čia turbūt vienas šlykščiausių TikToko veikėjų. Susipažinkite su Vygantu Valma. Šiuo metu jis aktyviai daro laivus, kurių metu Omeglėje daugiausiai kalba su nepilnamečiais vaikais, ypač su mergaitėmis. Po minėtų video TikTok'e palikau komentarą, kuriame raginu merginas nukentėjusias nuo iškrypėlio susisiekti su manimi ir papasakoti savo istorijas. Aš nesitikėjau, kad jų bus tiek daug. Man parašė turbūt apie 40 merginų, kurios sutiko viešai atskleisti ir net parodyti, kaip joms būnant ar esam nepilnametėms. Pilnametis Vygantas Valma prie jų priekabiavo, prašė atsiųsti savo nuogas nuotraukas, pats jas siuntinėjo ir net siūlė susitikti. Merginų tapatybių dėl jų privatumo aš neatskleisiu, tačiau aš iš socialinių tinklų matau, kad tai yra tikri žmonės. Taigi beveik visada Valma susiranda mergaitę socialiniuose tinkluose. Dažniausiai tai būna Snapchat programėlė, kas tik apsunkina vaizdinių įrodymų paiešką, kadangi ten žinutės neišsisaugo. Vygantas ima rašinėti mergaitėms, girti jų kūną, išvaizdą, stengiamasi kalbėti kuo mandagiau ir švelniau, kad mergina pasijustų komfortabiliai. Tuomet prasideda seksualinės replikos ar nešvankus juokeliai. Vygantas Valma apsimeta geriečių, vaizduoja vyrą, kuris esą apginsęs mergaitę nuo visko. Tikros alfa patinos. Kartas nuo karto atsiunčia savo nuotrauką, žinoma, kažkiek seksualizuota. Siūlo susitikti, prašo atsiųsti pėdų nuotraukas, reikalauja nuogos nuotraukų. Vienos merginos dėka turiu skrinčiotų, kuriuose matoma, kaip konkrečiai yra bendraujama su mažametėmis. Ekrane matysite, kad veiksmas vyksta 2021 metais, kai nuotraukų savininkai buvo 16 metų, o Vygantui Valmai 23. Pasiruoškit, bus stipru.